Sveiki visi, mes šiandien važiuosime į ekskursiją į Vilnių. Tikiuosi, kad jums bus labai įdomus video ir galėsite pažiūrėti, kaip bus ten labai įdomu. Dabar mes laukiam Audiko laukiam. Va čia mūsų mokykla. Šiandien į Vilnių varom. Vėliavoti. Nekreipkit, kad tas Beliukštis. Dabar laukiam, kol mes išvažiuosim. Turbūt išvažiuosim iš čia, iš šitos patalpos. Kas ten iš viso yra? Mes dar esam mieste savo ir išvažiavom ką tik. Dabar yra po 7, ten, nežinau kiek, ten 12 man atrodo. 7 valandą, 12 Jeigu tu gali nufilmuoti mano. Nefilmuoti tave? Labas, Luko. Nuotykiai. Dabar važiuojame. Tik tuoj pasuksime į kelią. Tuoj pat. Ir pažiūrėsite. Dabar mes pravažiuojame pro šią vietą, kam labai daug medžiai, viskas. Ir prašau prenumeralo, nes aš stengiuosi dėl jūsų. Va toks vaizdas. Atsiprašau už kosėjimus. Va čia mano rūvai. Patiko. Jeigu kam labai įdomu, mes važiuojame pro šitą vietą. Čia gamta yra labai gražu. Labai. Ir prašau prenumeruoti šitą kanalą mano, nes labai įdomu. Ir čia mašinos važiuoja. Bet mums reikia Vilnių važiuoti. Va čia susipažinkite. Kas ten per posūkis? Kažkokį tiltą mes pravažiuojame. Čia realiai esame Audike, labai daug žmonių sėdi. Tai nekreipkit dėmesio. Labai įdomu važiuoti Vilnių. Įkelsiu dar, kai mes esame ekskursijose. Susimatysime Kaune. Prenumeruokit. Va čia dar pafilmuosiu vis tiek. Esam Kryžkalnyje ir turbūt suksime. Esam prie tokios vietos. Įsukom. Gerai. Jeigu kam buvo labai įdomu, tai please subscribinkite šitą kanalą. Gerai, viskas. Mano draugai, kurių vardai yra Amandas ir Nedas. Prenumeruokite 3 kebabai. Prenumeruokite kebabas. Va dabar mes išvažiuojame iš degalinės. Gerai, dabar važiuojame į Kauną. Vilnių šiaip važiuojame, o ne į Kauną.
Orlen degalinė. Irgi. Daugelis vaikų valgo, ar telefonė sėdi, o aš dabar filmuoju tiesiog. Nu, tai gamta. Gerai, dabar gal ir viskas. Mes jau esam jau Kaune. Jeigu kam labai įdomu. Galėsite Kauno vaizdus pažiūrėti. O čia yra Mega. Gerai. Dar truputį Kauną nufilmuosi. Jie žaidžia Rivals. Nu va, pravažiuosim tą tiltą. Norėčiau nuvaryti į Žalgirio areną, bet varo į Vilnių šiandien. Nevarysim į Vilniaus varžybas ryto. Va, pažiūrėkit, kokie dangoraižiai statyti, taip? Luminor. Pasižiūrėsime Vilniaus gražius vaizdus. Dabar, kai autobusas sustos, mes turėsime išlipti. Turite pasiimti telefoną, jeigu turite piniginę. Nežinau, ką darysite su kuprine, nes mes į autobusą grįšim tik 16 valandą. Ne, o vandenuką? Bet jeigu paliksi sumuštinius autobuse, jie per tą laiką gali ir prisigaudyti šilumos ir tai turite dabar pagalvoti, su mokytojom pasitarti ir nutarti, priimti sprendimą. Čia yra Vilniaus katedra. Ir esame katedros aikštėje. Realiai labai įdomu. Kažkada ši vieta turėjo gražų pavadinimą ir buvo vadinama Šventaragio slėniu. Ar girdėjom, ką mokytojas sakė? Vis žiūrovai. Dabar buvom, tą. Ai, net prenumeruokite 3 kebabai ir kebabas. Jo. Ir Lukas naujas narys kebabų. Ne, aš nesu. Prenumeruokite dar Luko nočkiai. Ne. Nu va, čia yra Gedimino pilis, o čia yra labai gražus pastatas.
Va čia yra Lietuvos nacionalinis muziejus. Dabar esame McDonald'e ir valgysim maistą. O čia yra Gedimino pilis. Čia mano maistas. 9 chicken nuggetsai ir 1 cheeseburgeris. Labai aš skaniai valgau chicken nuggetsus. Labai skanu. Aš vertinu savo maistą 11 iš 10. Žiauriai. O aš vertinu 20 iš 10. Dabar esame katedros aikšteliai. Labai graži katedros aikštė. Ten Gedimino pilis matosi vėl. Labai gera pilis. Dabar aš pamiršau parodyti pinigų muziejų, bet aš įkėliau nuotraukas į YouTube, į Shorts. Galite jūs pažiūrėti. Jau yra kelta. Galite pažiūrėti. Ir po dar truputį parodysiu gamtą. Dar į Kauną net važiavom. Saulė taip. Ai, bet dar susitiksim, kai grįšim prie mokyklos. Kai būsim prie mokyklos, būtinai dar nufilmuosiu. Galėsite dar pasišnekėsim dar. Šiemet vėl privažiavome Keturių sostų. Esam kurkiai. Memai. Aurum. O tu filmuoji? Ne. Einu dabar į autiką. Į autiką! Esam Kaune, Cikrukiai. Kol dar nesibaigė video, parodys, kas gero pro lango. Va tokia valo kuprinė. Ir dar gražus vaizdas pro langą atsiveria. Jeigu ką, susitiksim prie mokyklos. Nu va, dabar esam savo gimtam mieste. Mes atvažiavom, bet aš nefilmavau tada. Nes nenorėjau rodyti gyveno namų. Bet žodžiu, pasigrožėkite vaizdą. Ten bažnyčia. Nelabai matosi, žinau, nes vaikai sėdi. Parodysiu iki mokyklos turbūt. O čia yra kapinės. Norėjau su jumis atsisveikinti. Jeigu buvo įdomus video, būtinai palaikinkite šį video. Ir va, viso gero. Lukai!